Sveiki, mano vardas Pamela. Tai nutiko prieš 36 metus. Studijuodama archeologiją ruošiausi baigiamiesiems egzaminams ir taip pat dirbau vakarinėje pamainoje vietinėme restorane. Tuo metu patyriau nemažai streso, dirbau dvigubas pamainas ir per kelias savaitės man išsivystė skrandžio opa. Vieną savaitgalį su vyru buvome suplanavę kartu važiuoti į sendaikčių turgų. Tačiau ryte atsibudusi pasijutau labai blogai ir vyrui pasakiau, kad važiuotų be manęs. Jis ruošėsi išvykti, o aš pasukau į vonios kambarį. Ir tai buvo paskutinis dalykas, kurį prisimenu. Man tiesiog užgeso šviesa. Aš atsidūriau anapus, nebe fizinėme pasaulyje. Stovėjau tarp dviejų snieguotų kalnų grandinių, tarp jų plytėjo nepaprastai žalias slėnis. Žmonės kalba apie spalvas anapus kaip apie neapsakomas žodžiais ir tai yra visiška tiesa. Tai, ką patyriau, iš tiesų peržengia mūsų kalbos galimybės. Spalvos buvo gyvos, ryškios ir neapsakomai gražios. Jaučiausi nebe kaip kūnas, o kaip dalis visos aplinkos. Tarsi būčiau energija susiliejusi su tuo kraštovaizdžiu. Šios slėnio viduryje augo milžiniškas medis. Jis tarsi kvietė mane prieiti. Ir kai tik vos apie tai pagalvojau, aš atsiradau po medžiu. Stovėjau ant žalios švelnios žolės. Aplink mane buvo daugybė gyvūnų. Iš jų sklido tokia meilė, kokios niekada nebuvau patyrusi. Tai buvo gilus priklausimo jausmas. Nebegalvojau apie savo gyvenimą, kūną ar rūpesčius. Jaučiau, kad esu ten, kur ir turiu būti. Tada gyvūnai prasiskirstė ir iš jų tarpo išėjo mano rotveilerė Heliai, kuri buvo mirusi vos prieš kelias dienas. Tačiau dabar ji atrodė jauna, stipri ir sveika. Ji atrodė kaip 2 ar 3 metų amžiaus. Jos kailis blizgėjo, uodega linksmai vizgėjo, o visa spinduliavo džiaugsmu. Ir aš tiesiog parpuoliau ant kelių, pradėjau verkti ir apkabinau ją, nes jau niekada nesitikėjau ją vėl pamatyti. Aš ką tik ją praradau, o ji štai čia gyva ir laiminga priešais mane. Ir ji laižė ašaras nuo mano veido, ir tai buvo tiesiog neįtikėtinas jausmas ir toji meilė, tai iš tiesų neįmanoma apibūdinti žodžiais. Ir staiga labai toli išgirdau šaukiant mano vardą. Atpažinau, tai buvo mano vyro balsas, jis kartojo mano vardą. Jo balse pajutau baimę ir toji baimė pasiekė mane. Ir pajutau, kad mane traukia atgal. Staiga atsidūriau kūne, atsimerkiau ir mano vyras pasakė: nejudėk, greitoji pagalba jau pakeliui. Mane nuvežė į ligoninę ir būtent tuo momentu mano sąmonė tarsi pasidalino į 2 dalis. Viena mano dalis jautė gydytojų veiksmus ir procedūras, o kita dalis stebėjo visą tai iš viršaus. Ir tuomet vėl palikau kūną. Atsidūriau nuostabiame sode. Žolė, medžiai ir gėlės spindėjo gyvybę. Jaučiausi ne kaip atskira būtybė, o visos tos gyvos visumos dalis. Pasivaikščiojusi po sodą priėjau gražiai išraižytą medinį suoliuką ir atsisėdau. Ir sėdėdama pamačiau, kaip tolumoje pradėjo formuotis rūkas. Ir tam rūkui judant link manęs, jis pradėjo įgauti fizinį budistų vienuolio pavidalą. Vienuolis buvo apsirengęs oranžiniu apdaru. Jis atėjo, atsisėdo šalia manęs ant suoliuko ir man pasakė: čia yra ta vieta, į kurią tu atvyksti tarp gyvenimų. Jis paaiškino, kad čia aš ateinu mokytis gydymo meno. Po to mes nuėjome prie žalios pievos, kurioje buvo pilna įvairių gyvūnų. Iš jų sklido tokia pati neįtikėtina meilė ir vienybės jausmas. Anapus meilė tiesiog neįtikėtina, ji visa apimanti, jos neįmanoma aprašyti jokiomis žmogiškomis sąvokomis. Aš žinojau, kad čia mano vieta. Aš buvau namuose.
Buvau ten, iš kur atėjau. Labiausiai mane nustebino tai, kad niekas manęs neteisė. Nebuvo jokio vertinimo, jokio sąrašo klaidų ar priekaištų. Nebuvo ir jokių klausimų, kodėl pasielgiau vienaip ar kitaip. Visą gyvenimą žmonės daugiau ar mažiau vertina vieni kitus šeimoje, mokykloje ar darbe. Todėl buvau pripratusi nuolat matuoti save pagal kitų lūkesčius. Man buvo svarbi kitų nuomonė apie mane, man buvo svarbu, ką pasakys žmonės. Tačiau anapus viskas buvo absoliučiai kitaip. Jaučiau, kad esu matoma iki pačių giliausių savo gelmių ir kartu visiškai priimta tokia, kokia esu. Ir tuomet budistų vienuolio paklausiau, kur dingo žalias slėnis ir jo viduryje augantis medis. Jis paaiškino, jog tas slėnis yra vieta, į kurią aš patenku pirmiausia. Tai yra kaip vartai ar tiltas tarp gyvenimų. Virš sodo nusileido mirgančių švieselių šydas ir vaizdas pradėjo nykti. Ir tada vėl išgirdau savo vyro balsą šaukiant mano vardą ir supratau, kad toliau eiti aš negaliu, kad man metas grįžti. Kai atsigavau ligoninėje, medikai ruošė mane operacijai. Ligoninėje išbuvau savaitę, tačiau iš jos išėjau jau visai kitas žmogus. Buvau visiškai pasikeitusi. Namuose savo vyro vis klausiau, argi tu nematai energijos? Man buvo tiesiog neįtikėtina, kad jis negali matyti to, ką matau aš. Pradėjau matyti pasaulį visiškai kitaip. Galėjau matyti energiją sklindančią iš visų augalų. Mano kūnas taip stipriai reaguodavo į energiją, kad prisilietus prie metalinių daiktų pasigirsdavo spraktelėjimai. Iš mano rankų sklido tiek daug energijos, kad galėjai išgirsti pokštelėjimą ir matyti mėlyną kibirkštį. Kai bandydavau įjungti šviesos jungiklį, lemputė perdegdavo. Tas pats būdavo, jeigu įjungdavau stalinę lempą. Lemputė perdegdavo. Mes namuose nuolat keitėme lemputes. Norėdama ištirti šį energetinį pokytį, aš atlikau tam tikrą darbą medicinos universitete, dalyvavau įvairiuose tyrimuose. Laboratorijoje atlikome keletą testų su augalais, naudodami kontrolinę ir intervencinę grupes. Ir rezultatai parodė, kad augalai, su kuriais dirbau rankomis, augo greičiau negu kontrolinės grupės augalai. Tyrėjai laboratorijoje taip pat padarė keletą Kellyan nuotraukų, mano rankų ir jų rankų, ir vainikinėje iškrovoje buvo matomas didelis skirtumas. Ir tai buvo svarbu, nes aš dirbau su moksliniais tyrimais ir norėjau patvirtinti, kas man iš tikrųjų vyksta. Aš tikrai gerbiu visą gyvybę ir žinote, toji mirties patirtis tikrai atveria žinojimą, kad tai, kur esame dabar, tai yra tikra šiai trimatei aplinkai, kurioje esame, tačiau mūsų tikrasis gyvenimas, mūsų tikrasis aš yra kitoje pusėje. Štai kur mes esame sujungti su šaltiniu, su kūrėju ir su ta meile, besąlyginė meilė, kuri teka per visą egzistenciją. Ir svarbiausia, ką išsinešiau iš šios patirties, buvo supratimas, jog visa gyvybė yra susijusi. Kad mes visi esame sujungti tos ypatingos, neįtikėtinos meilės. Mes visi esame viena ir anapus labai aiškiai supranti, kad visi žmonės, visi gyvūnai ir visa gyvybė yra susieti nematomais ryšiais. Ir mes visi esame tokie patys sąmonės lygmenyje. Ir vienintelis dalykas, kuris sukuria atskirtį tarp mūsų, yra baimė. Ir jeigu reikėtų visą savo mirties patirtį sutalpinti į vieną žinutę, ji būtų labai paprasta. Viskas yra tik apie meilę.